Monake išaušo rytas, kuomet susirinko visi dalyviai į uostą, duotas iškilmingas varžybų startas. Ten galėjome sutikti puikiausią automobilį. Laimingi, laukia starto, praėję techninės apžiūras, visi pasiruošę. Automobiliai visų gražūs, išskirtiniai, seni, net jau kai kurių muziejuose nėra, o čia stovi prie starto linijos, laukia savo kovos. Tiek su technika, tiek su savim, tiek su keliu. Et vous l'êtes toujours pour participer à des belles compétitions pareilles. Notre pilote professionnel, Pas de soucis pour lui. Bon amusement. 24 metais, tai prieš 2 metus, aš pats dalyvavau kaip vairuotojas Monte Carlo ralyje kartu su Pauliumi Beniušiu. Dabar aš važiuoju su jo tėčiu. Tada buvo labai puikiai užmegzta draugystė ir bendrystė su Tadu bei Karoliu. Labai smagu, kad šiais metais mums pavyko suburti iš dalies lietuvių komandų. Einame vieno tikslo, tai tiek technikai, tiek aptarnaujantis mums personalas, tiek ir patys ekipažo nariai. Tai betarpiškas informacijos dalinimasis komandos viduje tikrai duoda puikių rezultatų. Vaitekunas. avec une Lancia Beta Coupé 1860. Mais ils sont aussi troisième. Allez, Monte Carlo. Mon voyage, j'ai envie de vivre délivrer de ces illusions. Ce que toi et moi. Ralis oficialiai prasidėjo, išleidome ekipažą iš starto ir dabar bandau vytis juos iki pirmo checkpointo, tai prasideda nuotykiai. Nors jau ir taip turėjom nuotykių pakankamai, prie startinio streso tikrai netrūko, bet viskas gerai ir kol kas gazuojam toliau ir tikimės, kad nebus daugiau nuotykių. Iškart po starto 2 dienos yra važiavimas į laiko kontrolės punktais. Vakar įveikėme 3 juos ir nuvažiavome 300 km. Šiandien turime įveikti dalinį atstumą. Turime likusius 6 km priekį važiuoja konkurentai. Monte Carlo ralis tai yra maratoninis ralis, tai jisai netrunka 1 ar 2 dienas. Aišku, atsitinka ir tokių bėdų iš techninės pusės, bet mes čia sportuojame techninę sporto šaką. Tado pavyzdys yra labai puikus, net ir pamokantis, kaip reikia nenuleisti rankų. Testavom koldatorinį ruožą ir vienam ruožą užgirdom, kad kažkas yra negerai su varikliu, dingo trauka, viskas, sustojom, matom, kad nebėra variklio. Tepalai pasipylė, radom skylę blokę, trūko turbūt matomai švaistiklis. Ir to prasidėjo taka, apsukau mašiną, tada aukštai buvo gal 1,5 km aukštyje, į pakalnę nusileidom žemyn. Ir tada prasidėjo visas veiksmas, prasidėjo variklio paieška, servizo paieška, taip toliau. Iš tikrųjų turėjom labai įtemptą 1,5 paros, kur buvo keičiami planai labai dažnai. Sprendimas kaip ir rastas, atrodo planas įvykęs. Vykom link Lietuvos, iš Vilniaus vyko link mūsų su nauju varikliu, atvežtu iš Latvijos pilnai paruoštu. 42 valandos be miego, 2500 kilometrų atstumas ir 26 valandos vairavimo. 5 valandos miego ir mes vėl čia ir bandom nepasiduoti ir judėti toliau.
Nes yra superinė komanda, kuri kaip kumštis visi dirba, tikimės, kad tikrai bus viskas labai gerai. Na, žinot, pasakysiu tai, visą dažnai tokiais atvejais pasakau, man lengvas kelias ne mūsų kelias. Tai mes einam, žiūrėkit, tiek laukti, metus laiko ruošiesi, jeigu kaip yra, tarkim, baigėsi Monte Carlas, tai tu galvoji apie kitų metų Monte Carlą. Tai praktiškai metus laiko tu gyveni atvažiuoji čia yra, nu taip negali būti. Viskas pjaut, ieškai galimybių ir atsiranda, reiškia, kažkaip tai sakau. Ypatingai komanda yra palaikymas, yra viskas. Įsivaizduokit vieną, reiškia, suorganizavom greitai, vieną mašiną iš Vilnius važiavo, kažkur tai į Europą, kita mašina iš čia išvažiavo, iki Europos susitiko, kažkur per Pragą, persikrojo mašinas, 24 valandas du žmonės važiuoja. Pasikeisdami variklis ir viskas vietoje yra taip, kad šitas ir nereik nuleisti rankų. Tai va, tai ir gyvenam. Tokia ta mūsų kelionė, bet viskas gerai. Naktį pakeisim variklį ir lėksim su vėju. Kiekvienas ekipažas turi savo techniką. Bet jeigu yra reikalas ir stinka kažkokia bėda, kaip Tadui su varikliu, tai visi apsijungia ir dirba vienu tikslu, kad jį ištraukti iš tos bėdos. Mūsų sportinis transportas atvyko autovežiu, bet gavo greitą iškvietimą, kad reikia skubios pagalbos, reikės transportuoti Sabą. Jie iš karto sako, nėra problemų, mes prisijungiam, ką reikia daryti, sakykit. Tai yra darbas ir labai didelis noras pasiekti rezultatą, tai tas rezultatas yra finišas. Tai tas ir nuostabu, kad tarp mūsų atsiranda didžiulė bendrystė. Siekiam vieno tikslo, pasiekti į kiekvieną savo pergalę. Važiuodami laiko kontrolės punktais atvykome į ralio centrą Valence. Un peu plus tranquille où les pilotes arrivent, se retrouvent ici à Valence avant de commencer véritablement les encaissements dans son... Marunas, Vinicius et Andrius Vetikounas, les Lituaniens sur la MGP de 1973. She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere where she's mine. Šiuo metu įrengiamas yra tripi įrenginys, tai įrengimas, kuris į GPS pagalba nustato mūsų buvimo vietą, atsilikimą ar skubėjimą. Taip yra skaičiuojami, jo pagalba skaičiuojami rezultatai. Tai yra organizatorių pranešimai mums apie pavojų priekyje, jeigu kažkokia atsitiko nelaimė dalyviui ar panašiai. Uždegama yra raudona vėliava, kuri reiškia, kad sustabdomas yra ruožas ir reikia sulėtinti greitį. Taip pat mes matome į organizatorių užduotus greičio ribojimus, jeigu tai eismas vyksta, kelias yra per miestelį, kur galimas pavojus žmonėms, tai turim sumažinti greitį tripio pagalba. Balą ir gerai bus ją išsisausint, kad švariai dirbti.
Kol mes buvome išvažiavę su Paulium susirašyti rytdienos specialiųjų ruožų stenogramų, mechanikai nesėdėjo rankų sudėję, jie dirbo prie Sabo, kad dėjo visas pastangas, kad jisai rytoj atsistotų prie starto linijos ir galėtų kartu su mumis tęsti kovą Monte Carlo ralyje. Papasakok anekdotą. Anekdotas buvo, kad nugazo, va ten vyksta dabar anekdotas šiaip, jeigu pasuksi kamerą. Vairuotojas teisė išsilaikęs prieš mėnesį, šturmanas, nežinau, išnaudojam nuominę mašiną pagal jos paskirtį. Nu čia stipru, aišku, pirmą kartą, stop, blemba ten. Jo, tai pirmą kartą mašina, esi sėdi mašinai ir esi tempiamas ant troso, Monake, su sportiniu Sabu. Jo, ir dar, kad įdomiau, tai aš jam paskambinau, kiek kokias 10 valandų prieš išvažiavimą buvo, alio, yra vieta, varai? Reikės tik pasidėti mašinai. Jo, gerai varau, nu tai va, jis dabar sėdi mašinai, va ten. Filtrą nupirko, jau, už pagalbės kas nors, laiku. Mes. Sukasi varžtai dabar atgal. Tada taip op iškelsim ir susuksim atgal. Ne, rimtai tai, šiaip planavom į Monte Carlo važiuoti, bet panašu, kad Dakare esam tik tais, kad šaltam parkinge ir keičiam variklį. Ir labai tikimės, kad, netikimės, mes pakeisim ir važiuosim. Ai, matau, tai gerai, čia maža terkšlė, suk. Dabar reikia sugalvoti, kaip mes į kelią, nes čia mes... Jis veikia, tada veikia. Gerai. Net su kvaršta. Tai nėra gerai. Jeigu tu po tavo neina greitą, ne? Jo. Ne, čia gerai, čia nuėjo nuo pagalbės. Viena pusė pagalbės. Palauk, reikia šitą kelti nuo pagalbės nulipdinti, kad nuliptų. Tadai, va čia, imk atsuktuvą ir dėžę atstuminės, kaip pasakysi. Все, ir. Yra viskas. Toliau grįšime po trumpos reklaminės pauzės. Yra, kelią mainą. Tai labai laukiu rytdienos ir pažiūrėsim, kaip tas nakties darbas, kokius rezultatus atneš. Ir tai yra, tikiu, kad tai bus puikus pavyzdys, ką reiškia nenuleisti rankų ir siekti savo užsibrėžtų tikslų.